ką tu čia darai? Projekto naujo ieškau. Ta prasme? Nu, garažo papildymo. MK kaip ir pabaiga. Tai reikia darbo, naujo projekto, ne? Tai ką dabar imsim? Mersą. Taigi mes benvistai. Jau vėlų nupirkau. Klausyko, tikrai paėmė Mersą? Jo, nupirkau. Kokį? SL5PM, R230 kėbulas, Face'as, 9 metų ir kabrioletas. Nu, biški toks old schoolas tarp mūsų visų šitų mašinų, bet manau svais. Geras, parodė. Spalvytė gera. Bet jis nemuštas, jisai vandens gavęs, man atrodo. Skendęs? Nu, neskendęs, man atrodo, žiūrėk. Langai praverti buvo, matomai gavo vandens ir į saloną ir nurašė draudimus. Bet tik tai, kad ilgai stovės jisai. Tai neduok dievę, kad pelėsio būtų? Nu, gal ir bus šiek tiek, bet aš tikiuosi paviršinis, bet pamatysim, kai grįž. O kitas klausimas, ką darysim su juo, kokie planai? SL5 Black Series replika. 1:1? Jo, tik tai, kad šitas V8 donoras mūsų. Tai pala, čia ta, kur Stalonė vairuoja, ne? Jo, tai originalas pusę lemo kainuoja. Bet kadangi mes tiek neturim, tai galvojau pasidaryti lygiai tokį patį, tik tai su V8. Gal dar kažką dadėsim, ten kokį vaistą, kuris boksą, išmetimą, bet... Važiuoju lėtai, kad matytų. Nu, gali ir taip pasakyti, jo. Bet Lietuvoje tik vienas toksai, kiek aš žinau. Kažkas darė prieš 12-13 metų, bet ten darė su kitom technologijom, iš Makroflexo pjaustė tą bodykitą. O čia mes darysim biški šiuolaikiškiau, pavadinkim taip. O už kiek laiko bus? Kadangi iš San Francisco plaukia, tai apie 2 mėnesius. 2 mėnesius palaukti reikės. Tai gerai, ką sulaukiam? Sulaukiam ir darysim, nu. Nu, gal kokią parodą nuvarysim, ne? Gal ir nuvarysim, bet aš manau, čia tema. Nu, ta prasme, kad ir 2009 metų biški old schoolas, nu, man asmeniškai old schoolai patinka. Ir toksai vis tiek bus kitoks negu paprastas SL. Tema. Laukiam. O, tu gal supermenas būsi? Skraidyti išmokai? Mokinausi. Žiūrėk, kas atskrido. SL 550. Žiūrėk, raktą turiu. 2 mėnesiai laukimo. Pagaliau atsivarėm, ne? Pagaliau grįžo, nu. Biškė pabraižytas kėbulas, nu, bet nieko. Vis tiek beveik visą mašiną dažysim. O, žiūrėk, Edva. Žiūrėk, Water. pelėsiuko turim. Kai buvo aukciono nuotraukos, tai pelėsio, žinok, nesimatė. Bet matyt, uždarė į konteinerį 1,5 mėnesio ir atsirado tas paviršinis. Pažiūrėk, kiek valyti reikės. Kokia medžio apdaila, imitacija. Bet ratai viskas tvarkoja. Nu jo, čia reikės pavalyti. Biški palūžę, grotelės. Cheminio reiks. Hebra, gal iš karto. Turgus. Parduodam 4 ratus Merso. Centrinė skylė 66,6, tarp varžtų 112. 5 skylės. Geros būklės. AMG ratai, kas čia 18, man atrodo, ne? 19. 19 AMG ratai tinka E klasiai, S klasiai, SL klasiai. Tada turim sparnus, priekinius, kapotas, buferis, jei kam reikia, biški patvarkyti reikės. Buferiukas biški liestas. Bet už gerą kainą parduosim. Nu, grotelės keisti reikės. Bet čia buferį klijuot. Nu, bet nuolaidėlę padarysim. Tai žodžiu, turim sparnus pardavimui, ratus, kapotą. Salioną.
Ne, saloną. Pridėks ir salioną. Ne, saloną paliksim. Galinį buferį. Pažiūrim, kokios būklės galinis buferis. Ledas. Galas ledas. Nu va, galinis buferis. Tai šiai minutei tiek. Kėdavo, man, žinok, nostalgija yra. Prisimeni, kaip buvo plionkė? Nulupk. Aš dabar norėčiau, bet su stiklu išeit. Plėšta plionkė. Nebereikės jos. Nu, kai lupsim tada, dar palauk. Tai atidarykim duris, pažiūrėkim, kas viduje. Ai, atidarom duris. Aha, ne taip lengvai atsidaro. Bet mašina pastovėjus, pasižiūrėk net valytuvų gumos. O, Piau. amerikietiškas vanduo. O dar sako, Kalifornijai neturi vandens. Dar... Čia gal mažiau pelėse? Ne, tiek pat. Čia sulaužyta. Nu, bet nieko. O, žiūrėk. Šitas brangus daiktas. Jo. Su M-ke šito tai negavom. Blemba, geras. Net nenublukė. Ne, geras. Skėtis. First aid kit. Žiūrėk, viskas yra. O kaip artačiokas atsidaro? Palauk, pabandykim. Niekada nesu gavęs gavom lauktuvių sulčių pakelį. Galėjom MK. pasilikti. O, žiūrėk. 20 eurų, kad palaižytum. Žiūrėk, kas čia? Koranas. Seni. Visiems dabar žiūrintiem ir laikantiem Ramadano. Inšallah. Oho. Ahmad, čia turbūt Azizas. buvęs savininkas, ne? Azizas, matosi, turėjo baudų yra gavęs, žiūrėk. Azizas. Wow. Kas čia per kompaktas? Jau galvoju Modern Haider Talking. Salim. O iš šitą paklausysim? Ai, bet nėra. Gal viduje Tai yra? vidu gal yra. Gal padarom challenge, pernakvot šičia? Overnight. Automatika bus, ne? Oho. O, radybų. Ir autentiški Kalifornijos numeriai. California is for the homeless. Šitas geras dalykas. Visą laiką norėjau štatskas numeris turėti. Pasikabinsim kur nors garažą. USB Plastidip. O, Zeniau. O, žiūrėk. Bet Pilnas žiūrėk, viskas tvarkingai. komplektas. Šiaip Azizis nežino, kur parkuot mašinas, bet viską turi, tai čia pagarba jam. Tire Pros. Nu, tai kas čia dar? Koinė Azizo. Žiūrėk, Koinės? Koinė. Šitą tai tikrai nevostys. Užmesk ant kojos vieną. Messi. Žiūrėk, šiukšliadėžė. Dar geriau šiukšliadėžė. Tai čia dar filmuoji? Ne, Labai jau gerai. nutraukė jis. Žiūrėk. Akumas biški pavargęs. Gal pabandom vis dėlto? Uždėt klemą? Gal gyvybė atsiras? O, dega. Šiaip, jau dabar jeigu elektra yra, tai galim pasiklausyti to kompakto. Veikia čia kas nors? Žiūrėk, sėdynės veikia. Viskas tvarkoja. Masažuoja? Tai gal ir užsikuria, Sėdynės bet... veikia? Jo. Pažiūrėk, na. Viršui paspausk šitą. Spaudžiu. Ką, neveikia? Čia tai veikia. Nu va. Bent Tau šitą tai gerai. veikia. Kaip sakoma, gyvenu amerikietišką svajonę. Nu žodžiu. Gyvybė yra, pusę bako turim.
81 449 mylios. Tai kaip iš salono. Harman Kardon muzika. Harman Kardon. Kokybiška tais laikais ėjo. Po kapotų turim V8 variklį. O čia kažkas prabėgė. Lempos dega? Nežinau. O dega? Nematau. Viena dega. Tai žiūrėk, nu tai čia... Senonai? Čia yra wow iš tikrųjų. Blemba, dar Gal čia ir viskas neblogai. Ksenonai. Ne, nu tai Bet jo, čia buferiuką keist tikrai reikės. Groteles. Svarbiausia, žinai kas, kad gremlinų jokių nebūtų. Esmė tame, kad svarbiausia yra, kad variklis užsikurtų. Tai vis dėlto, bet kokiu atveju mes manome, kad jinai gavo per langus vandens į saloną ir variklis viskas tvarkoj, bet aš norėčiau užsikelt ant pakelėjo, kai pasižiūrėsim apačią, nusimt šitas apsaugas, pasižiūrėti filtrus, pasižiūrėti, ar turim tepalą ir tada pabandyti užkurti. Ir jeigu kuriasi, mes judam su savo projektu toliau. Jeigu ne, tai parduodam. Žiūrovai, pasakykit, ar mum bet kokiu atveju jį prikelinėt, ar mum tiesiog dalim jį paleisti. Šiaip, žinot, yra dar trečias variantas, galim jį arba užkast, arba padegt. Pardavė mum mašiną. 7,000 eurų defekto. Paduosim į teismą. Galimai, gale dienos valgysim fekalijas. Nu, verchatūra atvažiavo. Kur tas pituchėlis? Tai va, situacija būtų tokia. Pasimsim šitą kūmą, nes jisai jaučiu visi, pabandysim dar pakraut, bet aš labai abejoju. Pasimsim naują kūmą, nusirinksim, užsikelsim ant pakelėjo, pasižiūrėsim apačią, nusirinksim čia viršų variklio, jeigu viskas tvarkoj, pabandysim ją užsikurti. Jeigu jinai užsikuria, tada mes galim išiminėti saloną, pradėti valytis, nurinkinėti detalės ir po biškį planuotis, ką ir ko ir kiek mums reikės visam projektui. Nes jau žinosim, kad mašina kuriasi, kad galim toliau judėti priekį ir po biškį viską dėliotis. Išsiaiškinsim, ar reikės parduoti ar ne. Bet kiek meilės čia reikės įdėti, Išsiaiškinsim, ar deginsim ją, ar skandinsim, ar užkasim, ar važinėsim. Kitas etapas ant pakelėjo. Ateik, padėsiu stumti. Priekinę pusę velnę, gerai. Šičia va trūksta. Čia šitų reikės. Ką? Šičia trūksta vieno. Įdėsim. Nors normalaus dydžio tie suportai visus dažysim, gražiai atrodys. Užteks šitos stabdymo galios. Ne su šitai trasą važiuosim. Ganėtinai tvarkinga. Lemba, viskas čia. Čia apsaugos nuo to, mes nieko tokio. Plasmasės nusimsim, pažiūrėsim. Diskus prasitekinsim. Gerai, viskas čia aišku, čia nėra Čia dugnas, viskas aišku. Vaikščiojam čia kaip kokie grybai. Nuleidžiam ir pasižiūrėsim, kas viršui. Febi Bilstein. Febi, atvažiuoti pas jūsų parodą ar ne? Mes jūsų klausiam, ar žiūrit mūsų podcastą, vlogą ar ne? Jopštvai rogės. Ką? Sunkus tas kapotas. Gal karboną dėsim? Panašiai. O kurį yra? Šičia apačioj. Šičia. Varžtai iš apačios? Manau, mersas gi. Nebūna. Taigi čia tam nebembas. Taip ir būna su mersais. Jeigu galvoji, kad kažkas turi būti logiškoj vietoj, tai dažniausiai jisai merse nebus logiškoj vietoj ir prieinamoj. Va, matai, nebuvo jokių varžtų.
Blemba, neatrodo, kad čia būtų kažkur tai vandens buvę. O, Zeniau. Oho, kokie. Nieks čia nieko negavęs. Čia galima kurt bus. Wow. Čia yra wow. Seni, čia viskas tvarkoj. Matytųsi, jeigu filtrai būtų gavę vandens. Oho. Galima bus kurt. Great success. Tepalas švarus, gražus. Pažiūrėk, kokia grandinė graži. Wow, vyva. Ne taip kaip naujas mašinas, blemba. Neturi matuoklės. Yra. Nu, Nepanašu, kad čia su vandeniu būtų. kūrimui toks tiks. Tai jo, bet svarbu, kad vandens nebūtų. Nu, pakel tą mašiną. Švaru, gražu, voratinklių pilna. Čia viskas idealu. Ekspertas. Pasitrauk. Tu gali būti mūsų secret actas, mes tave užblūrinam ir tu tiesiog būni. Stigas. Nu, stigas. Davai. Pabandom iš apačios prasukt variklį. Jeigu jisai prasisuka, pabandom kurt. Nu, tepalo yra, ką žinau. Sukasi. Sukasi. Suks kratelis, kiekvienos. Leis žemyn. Pasakyk mergelė. Žemyn? Jo. Nežinau, ar užteksim čia, ar neužteksim susikurt, bet pabandysim. Šitas akumas įdėtas, kuris lyg tai normalus. Kodėl jis? Kepa. O tai tu ant pliuso, va. Ai, ne. Dėl to ir kepa. Wow. Va, Kodėl jisai žiežirbas leidžia? Kurioj pusėje būna? Kairėje ar dešinėje pliusas? Ta proga galėsim paklausyti Sir Azizo ir They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. aš, man atrodo, atradimą padariau. Azizis. Galimai čia yra tas bičas, kuris vairavo mašiną ir paliko langus atvirus. Žiūrėk, dar koks šalikiukas. Panašu, kad galėjo vairuoti šitą mašiną. Man jo. Dėti tam. Šiaip bairis. Ką supratau, kol užkūrė mašiną. Ką? Galimai, žiūrėk, Azizas. Galimai šitas bičas vairavo šitą mašiną. Čia jau kompaktas. Nežinau, ar čia jo tėvas, bet va šičia, kad jisai galimai vairavo tai. Tai pagooglink, nu. Nu, Sir Aziz. Pagooglink pavardį ir žinosi, ar taip ar ne. Slapyvardis. Tai čia Azizė. Ahmad Sahim. 500 kiam followerių. Ai, Toronto. Mašina kuriasi, variklis dirba. Nu, būkim bėdini, bet teisingi, šiek tiek darbo apmažėjo. Ne, nu tai reiškia, kad jau galim gyvendinti savo planą. Gerai, viskas. Nuimti klemus, leidžiam tą mašiną. Salonas. Pelėsis. Žodžiu, reikia ardyti saloną, reikia ardytis bagažinę. Reikia viską išsivalyti ir žiūrėti, kodėl bagažinė neveikia, kodėl stogas neveikia, bet pradžiai tai, nežinau, su kercheriu plautas sėdynės, ne. Ne, reikia valyti. Kažkokios chemijos reikia. Šiaip galėtų kažkas atvažiuoti ir išvalyti.
Jo. Bet teks patiem. Turi gal kokių draugų kėdų, kurie visai saloną išvalytų su pelėsiais? Nu, ta proga, kad jau užsikūrė mašiną, galima būtų Azizio dainų paklausyti. Neveikia magas. Ne, nu, tai magas neveikia, gaila, bet iPhone'as yra tam. O, žiūrėk, užsidarė. Nesijungiau šitą dainą. Čia seras Azizis. Čia kol seras Azizis groja, tol stebuklai vyksta. Ne į tą pusę. Čia iki galo nuleisti. Namo, jo. Sukelta Ai. biškį. Nes mašina susėdogi. Toj pakelsim. Reiškia, orinė važiuoklė veikia. Žiūrėk, kai pakils mašina. Kyla? Nekyla? O dabar? Dabar leidžiasi. Toliau leidžiasi. O dabar? Seni, leidžiasi. Dabar kyla. O. Dar labiau pakilo, kai išlipai. Wow. Reiškia, orinė važiuoklė, viskas tvarkoj. Kaip tau stensas, seni? Geri tie mersai, nu. O žiūrėk ir važiuoja. Nu, prieš išlipdamas gaziuko duok. Ne, mašina virpa. Ne, magas nesusitvarkė. Niukinį pelėsi? Čia kažkas ne taip. Čia kažkas ne taip. Jisai stovi. Momentas, kad stabdo, tipo. Žiūrėk, seni, žiūrėk. Vanduo laša. Va, į stogą. Jo. Bet toks tepalotas jisai. Neįsistovėjęs ilgai. Nu, bet blembo. Čia ne vanduo. Hidraulika tokia? Jo. Manau, jo. Sakau, kad kažkaip tu pasižiūrėk, nu. Jo. Matai, čia. kad čia alyva yra. Jo, čia hidraulika yra. Viskas, reikės stogą nuiminėti. Tvarkyti hidrauliką. Kažkur matyt leidžia. Žodžiu, tai viskas lauk čia, realiai. Susitvarkysim. Svarbu, kad veikia varikliukas. Viskas, galėsim, žinom, ką toliau daryti. V8 mūsų įsikūrė, geros naujienos. Tai čia geriausia naujiena iš tikrųjų, ko labiausiai ir bijojom. O visa kita sutvarkoma, tai tvarkysim stogą, saloną lupsim, valysim, minėsim kėbulą detalės. Nu, žodžiu, progresą visą matysit video eigoj. Šiaip nebuvo tai blogai. Ne, nebuvo tai blogai. Ir radybų radom, ir įgyveninau svajonę, Kalifornijos numerius turim. Išsiaiškinom, kas vairavo mašiną galimai. Kas vairavo Paskui... Įžymybę. Visiškai. Nu. Visiškai. Taip pat, radom visokių menkniekių. Šiaip tvarkingai. Iš tikrųjų, kad ir service manualas yra, first aid kitas. Viskas yra, tik tai, sakau, salonas, stogas, dabar visa kita svarbu. Variklis vietoj, variklis kuriasi, gražiai dirba. Matėm, važiuoklė kyla, leidžiasi. Tai reiškia, nereikės mums jokių konveršinų daryti ir taip toliau. Galėsim ant šitos važiuoklės sėdėti. O visa kita sutvarko, manau. Stogą lupsim, žiūrėsim, kas ten, kur ten, kaip, kas ten leidžia, valysim. Matysi daug valymo darbų sekančiuose epizoduose. O dėkui, kad žiūrėjot mus pirmą kartą. Nepamirškit pasubscribint, sekti mūsų kelionę ir mes einam valyti. Einam valyti.